Labą dieną, mėly konkurso laureatai, mokytojai, gerbiami renginio svečiai. Savo istorijos žinojimas yra nepaprastai svarbus dalykas, siekiant ugdyti sąmoningus piliečius ir savo šalies patriotus. Istorija yra vienas svarbiausių, man atrodo, dalykų. Būtent istorija. Labą dieną, mėly konkurso laureatai, mokytojai, gerbiami renginio svečiai. Malonu šiandien Jūs matyti atvykusius į nacionalinio mokinių konkurso Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją apdovanojimo renginį. Labą dieną, gerbiami moksleiviai, pedagogai, renginio organizatoriai ir svečiai. Iš tikrųjų, istorijos mokymas yra nepaprastai svarbus mūsų valstybės istorijos politikos dalis. Dar senovės romėnai sakydavo, jeigu žmogus nežino istorijos, jis amžinai lieka vaikas. Tai labai džiugu, kad jūs aktyviai dalyvaujate šitame konkurse. Nenorite likti vaikais, norite tapti sąmoningais piliečiais ir savo šalies patriotais. Šitas konkursas jau yra 24, kaip minėjote, ir rengiamas nuo 1999 metų kartu su partneriais, su Lietuvos švietimo mokslo ministerija, su Krašto apsaugos ministerijos departamento. Na ir iš tikrųjų, jeigu paskaičiuoti turbūt, kiek dalyvių jame dalyvavo per tuos 24 metus, tai susidarytų turbūt tūkstančiai moksleivių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių, iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Vokietijos, galbūt dar ir iš kitų atsiras ateityje daugiau. Lietuva irgi tampa globali, lietuviai įsibarstė dabar visam pasaulyje, bet ne visi, kaip sakoma, asimiliuojasi, daug kas stengiasi išlikti savo šalies piliečiais, patriotais. Labai ačiū ir už tai, ką darot, ir už tai, kad pakvietėt. Ir važiuodama pas Jūs iš Litexpo rūmų, kur gražus Lietuvos jaunimas sukvietė su Europos parlamento, Europos Sąjungos pagalba, sukvietė jaunimą iš visos Europos, gal net ir plačiau, ir diskutuoja apie svarbiausius pasaulio reikalus. O mums turbūt visiems, žiūrint į tuos antro pasaulinio karo pasekmių piešinius, klausantis dainų, žinant, kas vyksta šalia, kyla panašus klausimas, bent jau man važiuojant čia tikrai, ar įmanoma pasimokyti iš istorinių patirčių? Ar kartos, kurios gimsta taikoj ir ramybei, ar gali tas pamokas išmoktas per baisiuosius karus pritaikyti taip, kad tų karų nebebūtų? Ir kol kas mano atsakymas nėra toks labai teigiamas, kai Europos kontinente vėl apsnoja baisus, žiaurus karas. Mane pakvietė istorijos mokytoja, man tikrai įdomu čia, man tikrai patinka istorija. Ir aš klasėje visada istorijos pamokose keliu ranką, nes ten beveik viską žinau. Ir jin sugalvojo mane pakviesti į šį istorijos konkursą.
Inčia jau yra ne vieną kartą buvusi su savo mokiniais. Tai jinai mane pakvietė, papasakojo, kas čia vyksta, apie ką šiais metais bus. Labadiena visi, gerbiami mokytojai, moksleiviai, smagu matyti jūs visus ir, kaip suprantu, suvažiavusius iš visos Lietuvos. Kadangi ne vienerius metus tenka vertinti konkursų dalyvių darbus, tai man belieka tik tai pasidžiaugti ir padėkoti už tai, kad esate tokie originalūs. Už tai, kad ieškote, kaip įdomiai, originaliai pateikti istoriją. Jūs esate atspindys mums per jūsų darbus, per tai, ką jūs sukuriate, mes matome, kaip jūs matote tą istorinį faktą, kuris įvyko praeityje. Tai šiandien nuoširdžiai jums dėkoju ir linkiu neprarasti to ryšio su savo tautos istorija. Sveiki, mano toksai padėkos žodis bus šiek tiek toks sveikinimo žodis, ne tiek padėkos, tokiu eksperimentiniu žanru, nes atsinešiau tokią krepšelį ir aš, sakykim, bandysiu savo sveikinimą susijęti su to krepšeliu, jeigu pavyks, aišku, nebarkit po to labai, bet kada aš važiavau čia, aš galvojau apie tai, koks yra šio konkurso slaptasis ingredientas. Ir aš taip savo tokį atsakymą suradau, kad vienas iš slaptų ingredientų tai yra šeimos, artimųjų pasakojimai, patirtis tais tokiais sunkiais ir neramiais laikais. Dalyvavau, nes pasiūlė mokytoja, parašiau rašinį apie savo močiutę, jos istoriją, jos tremtį ir mokytojai rašinys labai patiko, jinai jį įvertino teigiamai ir pasiūlė dalyvauti. Tik pasidžiaugsiu, kad konkursas tęsiasi, kad vaikai gilinasi istoriją ir kad istorijos niekur nepradings. Kai peržiūriu rašinius dažnai, tai mane labiausiai nustebina, kiek iki šiol dar yra pas žmonės įvairiausių nuotraukų, įvairių dalykų. Jeigu jie nebūtų aprašyti, jeigu vaikai jų neiškeltų į viešumą, galbūt tas kažkada tai nukeliautų ir niekas net nežinotų, kas tenai, iš kur tie, kas tie žmonės, kokie įvykiai juose matosi. Ir labai puiku, kad vaikai gilinasi, kad rašo, kad piešia. Štai matot visi piešinius, kiek daug matosi yra įsigilinta, dirbta, suprasta. Norėčiau atspėti slapčiausias mintis, laimingas su tavim pabūti ir drauge keliaut per audringas naktis, vis vieną gigantą pražūti, vis vieną. Tai keletą žodžių noriu trumpai irgi pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi dalyvavimo idėjomis, mintimis. 24 metai, 24 konkursas. Tai noriu taip pat pakviesti jubiliejinį kitų metų konkursą, 25 metai. Kaip konkursui turbūt bet kuriam tai yra labai daug. Ir dar keletas minčių. Turbūt labai svarbu, kad istorija, apie kurią mes čia kalbam, yra ne iš vadovėlių, ne peržiūrėjus kažkokį video siužetą, podcastą išgirdus kažkokį faktą ten medijose ar panašiai, bet kad jie tampa asmeninė. Nepasiduosiu, įgausiu vien jėgų. Ir tokia pozityvi, motyvuojanti daina vainikuoja ir užbaigia mūsų apdovanojimų renginį. Tad tariu dar kartą ačiū visiems dalyviams, laureatams, mokytojams, gerbiamiems svečiams ir tegul šitą salę nuaidi jūsų garsiomis ovacijomis, plojimais, šūksniais, pasidžiaugite vieni kitais. Tikrai reikia stengti šitam konkursui, kad patektume į apdovanojimus, nes nereikia numesti to darbo. Nors ir aš pradėjau gan vėlai, bet man su
su tėvų motyvacija ir mokytojos pagalba tikrai pavyko. Palinkėčiau, reiškia, surasti tokių įdomių sprendimų, kokius tenka matyti ypatingai dainos, ir meniniai sprendimai yra labai dailės, tie piešiniai iš tikrųjų yra labai įdomus sprendimai surandami. Palinkėčiau kurti, nebijoti ir nemanyti, kad praeities istorija yra nuobodi. Kad tai nebūtų vienkartinis veiksmas šitas konkursas, kad ta istorija yra toks dalykas, kad man jau nemažai metų, bet aš vis atrandu ir atrandu dalykus, kuriuos atrodo net ir gyvendama, man jau gyvenant istorija, kuri buvo, atsiskleidžia naujai.